visi susirinkę į kepsnių kovas. Jaučiuosi kaip Gianluca savo puode. Kas ką šiandien pačirškins, sužinosim netrukus. Šiemet turime naujai iškeptą projektą. Norim padėkoti visiems, kas paremė. Tai Bertulio pipiram, Užkalnio koldūnam ir Džiazu restoranui. Yes! Paplokime! Šiandien turime 2 humoristus, kuriuos dabar ir pristatysiu skambant jūsų audringiems aplodismentams. Pirmasis kepsnys Tadeusz Aleksandrovič. Studijavo Lenkijoje prieš 5 metus, bet išvyko į Erasmus į Lietuvą. Todėl jis čia, mūsų pusėje. Kai jis keliavo, jo merga nekeliavo, nes jo bibys mažas. Antrasis kepsnys Žaibas Nuodegula. Turi didelį pilvą, nes valgo daug cepelinų. Todėl jo bibys mažas. Turėjom naują salę pastatyti aplink jį, nes į pagrindinę netilpo. Dėkit ruoštis. Dar noriu priminti, kad čia ne patyčios, o kepsnių kovos. O dabar su malonumu pristatau mūsų komisiją iš vieno žmogaus, nes kiti neatėjo, nes valgė cepelinus ir jų bibiai maži. Mūsų komisiją sudaro Ignas Vaginavičius. Seimo narys, Auksinio kryžio laimėtojas, Sidabrinės gervės nominantas, Mama apdovanojimų laureatas ir Eurovizijos dalyvis šiandieną pagalandęs savo liežuvį vertinti kepsnius. Yes! Plojimai! Yes! Na kągi, pradėkime. Pirmoji kova. Tadeušas prieš Žaibą. Kaip Marijonas sakė, 1, 2, 3 milijonai. Plojimai. Kai Tadeušas keliavo iš Lenkijos į Vilnių, tai sustojo, nes pamatė gariūnus. Ir tada nuėjo ir pamatė džinsus už gerą kainą. Bet vis tiek jam buvo per brangu, nes jis Lenkas. Bravo! Tadeušai! Žaibas kažkada žaidė futbolą ir spėkit, kokiai pozicijai žaidė. Pažiūrė jį. Kamuolio, nes jis storas. Super! Žaibė! Vieną kartą Tadeušas pritrūko dešros ir googlino, kur yra arčiausia Biedronka. Ir suprato, kad Lenkijoje. Tai grįžo namo apsipirkti. Nerealiai. Patsgi norėtum. Tadeušai? Ne. Šiaip tai Žaibas yra geras žmogus. Aš taip žiūriu į tave ir galvoju. Gal tu pisk nachui nuo senos? Lenkas įsijautai. Ką atsakysi, Žaibė? Nebūsi pirmas, kurį nutrenkiau. Čiagi kepsnių kovos, ne orų prognozė. Kepam toliau. Gerai. Aš dabar trumpą lengvą tokį. Žaibą vadina ne žaibų nuodegula, o žaibų mažabybių. Nu tai va, biškį istorijos jums papasakosiu, kaip susipažinom su Tadeušu. Buvo gudus 2-6 metai, jeigu prisimenat ten. 5 minutes later. Ir vis dėlto supratau, kad jis yra Lenkas, o Lenkų aš nemėgstu.
Paplokit, kas nemėgstat lenkų. Ir paskutinis. Buvau vasarą Palangoj. Ir kažkaip taip žiūriu, kas ten toks didelis plaukia, žinai. Galvoju, banginis. Bet tada pasižiūrėjau, atidžiau žiūriu, žaibas. Nes jis storas. Ir jo bibys mažas. Labai gera kova, ane publika? Viens kitą sukepino belę kaip. Komisija, kreipiuosi į tave. Kaip pasirodė? Aš gal nelabai politkorektiškas, bet kaip Eurovizijoje pasakytų, daug aplodismentų, bet daug ir pilvo. Tu turi 3 taip. Ačiū, Ignai. Man kiekvieną kartą, kai Ignas šneka, atrodo, kad pabandom iš naujo. Paplojam komisijai. Šiandien jis turėjo tikrai sudėtingą darbą. Tad kurį siūsim į kitą etapą? Tik nebareikį.